važiuojam. Žodžiu, važiuojam pas Nojų ir pradedam vlogą savo į Norvegiją. Tipo, pažiūrim kelias toks pas Nojų ir važiuojam į Norvegiją nubaust Norvegų Rosenburgo klubą. Opa. Pradedam savo kelionę. Vieną savo pakeleivį paėmėm. Savo palidukų yra. Kokios nuotaikos jūsų ponas? Aфигienas viskas tilpo. Super viskas. Karšta, žiauriai. Jo, važiuojam. Jau žodžiu, Hebra, pajudėjom su tokia mašina į Rygą. Važiuojame šiandien tik tais 3. Yra Kaismo ir Nojus Litinas šalia. Dabar laukia ilgas kelias iki močiutės ir po to trauksim į Rygą ir po to į Trondheimą atsirasime tik naktį. Neįpusėmė kelią, bet vykstam į žymą pertraukėlę. Mūsų vairuotojas apsišlapino. Liko važiuoti valandą ir 17 minučių iki mano močiutės. Dabar pasiekėme pirmos babytę, mes važiuojam. Į savo kaimą užsukam, pavalgom ir lekiam. Na, ilgai nelaukusi, paliekame Lietuvą ir kertame savo pirmąją sieną į Latvių tautą. Arklių karalystė mumis pasitinka šitaip. Opa, vaikštome, sveiki visi, dabar atvarėm į kaimą pasigraut. Valandų prieš skrydį. Kiek val? 3 valandas prieš skrydį. O einant per gatvę, atvarėm pasikrauti savo mašinos. Laukiame, nes laukiame skrydžio į Trondheimą. Nu ką, Hebra, pradedame savo kelionę, priparkavome savo bolidą. Ir dabar laukia 2 km iki oro uosto. Bet, taip iš viršaus, taip, gražiai atrodom. Norvegija, mes ateinam. Pa, praėjom visas patikras. Jokių nesąmonė negavo. Esam 3 Hebra. Toj jau atvyksim. O operatoriai mūsų čia eina. Berniukai pasikvepinti. Na, Žyda, rinkis. Aš tiesiog imu pagal... Pagal spalvą. Nojau, ką tu rinksimės? O, gražuoliai mūsų. Ai, nupirkau bilietus gerus nupirkau. O, mūsų mažą irgi praleido. O, matom trenerių žmoną. Tuoj lipsim. Nuotaikos kol kas geros ir lėktuvus. Pakilimas įvyko. Opa, DJ. Kai sustosim. Opa. 12 valanda Norvegija. Yra išnuomotas helis. Helis išnuomotas. Einam. Norvegija dabar yra 12 valanda vakaro. Hebra nespėjo sustem dar. Opa, Hebra, pirmoji gera naujiena. Atvažiavome savo apartamentus. Ir gavom raktus, Hebra. Žiauriai gerai. Toks centras. Ačiū labai, ačiū Nojaus dėdei. Kuminui. O gražuoliai laukia mūsų. Einam, chata. Na kągi, mūsų kelionė į Trondheimą nesibaigė. Ji dar net neina į pabaigą. Pasirodo, mes gyvename kilometrą nuo tos vietos. Ir dabar gavę visus tos adresus keliaujame į Maką arba į chatą. Vienas iš dviejų, kaip nuspręs mano draugai. Čia centras, Trondheim. Pirmas rytas Norvegijoje prasideda apsipirkimu. Oi, iškrito kažkas. Renkamės su kaimi pusryčius, nes pralaimėjome lažybas. Nojus miega. Tai siaurai mūsų pusryčių Norvegijoje.
Mūsų pirkinių sąrašas atrodo gana taip. Opa, batonas, arbata, džemas, odegarda pienas, tešla, iš kurios darysime blynus, sviestas, cukrus ir milijonas kiaušinių. Esame gan patinę, ką padarysime. Naktį buvo labai karšta miegoti, vaizdas pro mūsų langą dieną. Norvegiškas minimalizmas. O kambaratūros atrodo gan taip. Turime vonę. Turime mūsų lovą su Kajum. Miegame dvigulėje. O čia miega Nojus ant šitos teras kladuškės. Pažiūrėsim, kas rytoj prapės. Nojus miegos visas 4 dienas ras kladuškės, tai vat. Prasidėjo pirmoji kelionė link jūros ir olų. Šitaip. Jau bangos atributika ant mūsų kūnų. Nenesu, aišku. Liko 2 km iki jūros, o vandalizmas filmuojam vandalizmą. Iškart baudą gausim. Ačiū. Dabar 33 laipsniai Norvegija ir žiūrėkite. Pirmą kartą gyvenime matau. Limpa koja. Asfaltas kaip guminukas. Op, op, op. Nori gali pasimbiškį asfaltą. Paim senis ranką. Pafilmuojam. Kontentą biškį. Durdas. Gerai, einam, paliekam asfaltą. Visiam. Norvegijos pliažą ten. Hebra, nelabai pavargo. Kaip nersime čia pasimaudyt. Bus įspūdinga. O kiek jūsų šeimoje Opa. gyvena? Vyksta vlogas, mūsų du gražuoliai, juos rankom susikibę, lošime kortom. Esame Norvegų pliaže, va toks vat vaizdas, ant uolų lipa maudytis. Nu, Hebra, normaliai čia sugalvojo. Avalynė, apranga geriausia ir lipam kažkokį kalną. Bus smagu pažiūrėti, kaip čia bus. Užlipti. Žiūri tiesiai, matai nieko. Vis dėlto gal nebuvo taip ir blogai eiti. Atėjome. Iš viršaus. Normaliai yra. O atvarėme į Trondheimo centrą. Dabar esame centre. Ir varysime pasitikti mūsų mylimos bangos. Yra fanai mūsų ten filmuoja mumis. Persijoja kažkokie. Štai atrodo pats centras. O, na, sakykime, Klaipėda, Danės prieplauka. Parodyk iš galo, kaip pasirodo. Čia mane matom su fanais. Na kągi, pirmieji įspūdžiai prie Rosenburg stadiono. Kokie įspūdžiai, Hebra? Žiauriai gražu labai. Zaibės. Jau matomas logotipas. Nu ir poryt eisime į stadioną. Toj sulauksime komandos. Reikia pasitikti Hebra savai. O buvo apibombintas užrašas Rosenburgo, blemba. TE, tikro ekipą, bakš, turim. Lipdukų, labai daug gražių lipdukų. Ten vandalas lipa dar vieną kliuoja. Labai gerai. O pavyko šiandien pamatyti, gražu, labai gražu. Pavyko pamatyti šiandien ir stadioną. Čia mūsų aviai sektorius. Čia tikriausiai tūksinsimės poryt. Ir šveisim bangos pergalę. O čia atvarėm pas savo operatoriui chatas. Na čia nealkoholiniai gėrimai eina. Visi iškritę. Laukiame bangos. Ir tokį vaizdą turime per langą. Ten Nilas tikriausiai bėga. Teka. Bakšt. Kita pusė, bakšt. Turim. Pasirodo, Ugnius taip esta. Ugnius. Operatorius Ugnius. Žiūrėkite tokį. Sugalvojama tokį gerą innovationą. Ir žiūrėkite, bakšt. Šaltas kaip iš šaldyklio. Bum, nealkoholinis alus. Reikia paragauti. Teises. Čia aš, o Nojus ragaujam. Teises. Ar bus šaltas ar ne? Kur eina šitas klipas? Šitas klipas eis į YouTube channelį. Jūras 13. Jei norite savo tagą, sakykite. Ne, nieko nematau. Okay. Jau viską pamatėt. Ne, banga. Banga. Ir vėl. Banga.
Paračiuojam. Jo. Davai. Давай, да. Čia, tai einu. Čia, nu ką? Banga! Mūsų viltis! Banga! Banga! Nieks sustabdys! Banga! Banga! Mūsų viltis! Banga! Banga! Nieks sustabdys! Ole, 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 ole! Gargždų banga! Ole, 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 ole! Gargždų banga! Mes poryt įrodysim, ko esame verti. Patikėkit, pamatysit viską ateity. O, laila, laila, laila. O, laila, laila, laila. Mes poryt įrodysim, ko esame verti. Patikėkit, pamatysit viską ateity. O, laila, laila, laila. O, laila, laila, laila. Mes poryt įrodysim, ko esame verti. Patikėkit, pamatysit viską ateity. O, laila, laila, laila. O, laila, laila, laila. Va taip atrodo Norvegija, pirmą nakties. Dabar jau pusė 2 beveik. Ai, visgi. Opa, šypsenas švedų nedingsta. Pramonės rajonus, žiūrim kaip kas yra. Ir pasimato pirmieji Trondheimo pastatai gražieji. Krūmuose radom kamuolį, žodžiu. Ir reik prasmest. Opa, eina. Lemba. Antradienį prasidėjo, žiauriai karšta, dar kažkaip ne vakar. Toks sutikimas su ta norvegų bendruomenė. Varysim, žodžiu. Tai vat laukit naujienų. Prasidėjo tarptautinės krepšinio rungtynės. Bangos krepšinio turnyras. Klaipėda prieš Gargždus. Neptūnas prieš BC Gargždus. Žiūrime. Eik tu savo lopas. BC Neptūnas turi kamuolį. Ai ne, Klaipėda tik Atlantas tai. Jis veržiasi, varosi. Oi, pražanga. Ką jis prie baudų metimo linijos? Oi. Nojus. 3 taškai ir tai yra game. Ateik pašvesk. Jau būtų batutai, kaip čia būtų tai bėjęs. Va, Norvegija. Trūksta batuto. Trūksta chebra pramogų, tai einame pasivaikščiot. Radom kamuolį, kaip minėjau. Išsimaudėm ir judam link namų, varysime į mytą su Lietuvos norvegais. Lietuvos norvegų. Rodysim, kaip reikia žaisti futbolą. Lietuvos norvegų Trondheimo bendruomenė. O, teisingai. Lietuvių bendruomenės susirinkimas pradeda vykti. Ne, čia filmuosime į YouTube. Prie tokio viešbučio eisim balošti. 3 dieną pradedam labai sunkiai. Dabar yra 2:30. Helba išgriuvus visiškai. Varysim maudytis vėl. Ir šiandien game dėjus.
taip neiššaukiančiai padėjom varžybas. Jau Hebra atpažino mumis, kad dabar judame stadioną pasimti pergalės. Bus tik vienas šiandien. 40 kofas yra ant bangos. Imsim. Važiuojam, pilna fanų jau. Tik pergalė, guys, tik pergalė. Vienintelį šitie du oranžiniai apsirengę Na, visi nėra kiti. viskas. Dėl to mes ir esame. Dėl to ir esam geriausi. Ir gražiausi. O jau artėjom į stadiko pačią. Žmonių minis irgi didėja. Manau, pavyks. Va tokias dėlas. Bandysim šaukt. Na ką, pastarė naktis po gan kiek spaudos pralaimėjimo Norvegijoje, bet nieko tokio. Garžuose laukia remontada, kitaip sugrįžėjams. Čia gal mato, gal nesimato. Hebra ir eis gult. Operatorius čia. Bakšt. Stokiu vaizdu. Pakais molis. Irgi šypsas. Jūras apie savo fanus prisimena tik kai Fanai. pradavęs antrą rytą. Antrą rytą nakties Norvegijoje taip atrodo. Na ką, laukiam rytojaus naujos dienos ir išvykimas artėja prie pabaigos. Artėja kelionė prie pabaigos. Prisipirkom sako, nežinau kaip vadinti. Mes išėjome pavalgyti ten. Einame. Nuotaikos, Hebra, kokios nuotaikos yra? Nieko, viskas talpinta. Parapistas daucokas, parapistas dar vienas daucokas. Čia blogai. Ar liūdna, kad išvažiuojame? Labai. Liūdna. Gera visai šalis. Tik labai brangu. Vis normaliai yra. Pidarastų vėliau tai labai daug. Pasirodo, visą laiką gyvenam ne mes. Bakšt. Tai dabar atvarėm į tikrą centrą, atrodo, namo. Pasižiūrėt, kas čia geresnio. O tai pasirodo tikrasis Trondheimo centras. Atrodo. Katedra kažkokia čia. Atradom tik paskutinę dieną, nes esam tinginiai ir buvom savo hatą visas dienas. McDonald's. O atėjome į Trondheimo ir senamiestį. Tikriausiai einame per vieną iš seniausių tiltų Norvegijoje. Ar net nežinau kur ten. Skandinavija gal. Iš pastraukti Hebra. Matome tokius vaizdus, minios slėnės čia. O, garždai. O paeina paskutinės valandas šitoj kelionėje mum Norvegijoje. Opcija, pasiruošę skrydžiui. Išskrendam savo. Ką jau? Kaip vertinate šitą kelionę bendrai? Gerai, tik visą laiką nežinau, kur yra tiksliai centras. O koks balas yra skiriamas už šią nakvynės vietas? Šias nakvynės vietas? Nakvynės vietas. Už kambarį, už vietovę. Kambarys geras, tik buvo 47 laipsniai karščio, 99% drėgnumas. Tiesiog buvo realiai turkiška pirtis. Okay. Ir visą kelionę nežinojom, kur yra, kur tiksliai yra centras.
Mes galvom, kad mes centre gyvenam ir ten niekas žmonių nebuvo, pasirodo centras kitur. Supratau, ačiū, nu, lygiai tas pats klausimas jums. Viskas gerai, nuotaikos puikios, tik turėjom vieną niuchą kambarį. Ten. Kalba tas, kuris be šampūno Nu maudas. ir šiaip be šampūno maudės operatorius, o su triusiku negydė, tai tyliai. Ne, aš ne to klausiu, seniai. Aš apie kelionę klausiu, ne apie niuką. Šiaip žiauriai patiko, gaila banga prapisa, bet viskas gerai. Ketvirtadienį išdėsim irgi. Jo. Ačiū. Baigė Norvegijai savo dienas, judam karštai. Lipsim savo orlaivį, kaimiečiai išvažiuoja. Ale plojam, kad nusileisim. Vyksta pakilimas, plosime, kai nusileisime. Apsuptie vaikų esam, pilno vaikų. Kajus Molis sėdi su ausinėmis. Atsiskyręs nuo pasaulio. Kajus Moliukas, dar kitaip vadinamas, arba niuchas. Skylame. Opa. Op. Parkavimą tikriausiai. Kajus. Lekiam link namų. Mako. Kadangi esame biudžetinės kelionės, šiaip jau taip gavosi. Nesam, ką jūs yra biudžetinė? Kajus yra biudžetinė kelionė, tai dabar važiuojame tokiais keliais namo, nes mes nenorim krautis mašinas. Dabar yra 1:30, Kajus 7 ryto į darbą. Ir dabar žiūrim, kaip čia gausim, gal nesproks niekas. Lietuva pasiekta, mūsų keleivis ir vairuotojas yra gyvi ir sveiki. Šturmanas, geriausias Dakaro šturmanas, nudirigavo mūsų maršrutą iki Pažagarės. Vyksta važiavimas namo, visi laimingi ir sveiki. Groja Baigėsi Dakaro kelias. Bob Marlis ir laukiame savo lovyčių. Atvažiavome į Žagarę, Žagarė paplitusi. Ir Bobo laukime irgi. Žagarėje yra labai daug gyvenančių čigonų, kaip žinome. Seniau čia per žydų genocidą šaudė žydus. Labai senas miestas, turintis daug istorijų. Vasaros viduryje, apie Liepos 15-19 dienomis vyksta Žagarių vyšnių festivalis, suvažiuoja labai daug žmonių ir atlikėjų. Štai kaip tik važiuojame pro kapines ir bažnyčią. Čia tikriausiai nieko nesimato, bet Žagarė yra vienas iš seniausių miestų Lietuvoje, turintis labai gražų savo senamiestį. Jūra, iš kur tiek daug žinai apie Žagarę? Žinau apie Žagarę, nes mano močiutė gyvena čia ir to labai didžiuojasi. Toj prisdžiuosime dar vieną gražų namą. Taipogi Žagarė labai... Taip pat Žagarė yra žinoma dėl savo keistos architektūros ir tuo, kad čia prasideda Lituano, Kamino Lituano žygis, piligrimų kelias. Taipogi yra namas apkaltas podais, musė yra savininkas, čia ką tik pravažiavome. Kadangi yra naktis, tai gal kažkiek sunkiai matosi, bet viskas yra dovanojama. Štai važiuojame pro vieną iš didžiausių Žagarės gatvių. Jis yra garsi tuo, kad šias anksčiau, bent jau anksčiau, kabėdavo labai daug satelitų, Viasat ir kiekvienas namas turėdavo bent po 2 ar po 1. Tai per gatvę važiuojant pro gatvę galėdavo skaičiuoti ne vieną ir ne 20 satelitų, antenų, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Štai važiuojame pro vieną iš pagrindinių vyšnių šventės vietų. Čia susirenka visi žmonės į festivalį. Bilieto kaina yra apie 10 arba 5 eurus, priklausomai nuo atlikėjų. Seniau buvo nemokamai. Seniau būdavo nemokamai. Kokie atlikėjai? Kairėje pusėje, aš nežinau, ar matė, yra kalnas, Žvelgaičio kalnas. Senoje Tado Blindos filmo versijoje yra nufilmuota viena dalis būtent šitame kalne, kai Tadas Blinda joja per šitą kalną savo arkliu. Tai, naujausios informacijos į mūsų vlogą. Savo veidą gal parodysiu biškį. Opa, įvyko pareigūnų patikra, ieškojo neliečiamų daiktų, bet nieko nerado. Kontrabandos nevežame, tai viena laimė. Galvoju, kad čia esam kokie, nežinau, Barygos gal, bet
Tęsime savo kelionę, palikom ką tik Žagarę ir lėkime į kitą miestą. O naujas mūsų update'as. Kokia kliūtis, ble. Namo grįžti vis nesiseka, nes dabar veža didelį svorį ir krovinį tikriausiai. Čia tą malūnų jėgainę Chebra pradėjo statyti. Tai mes namo dar negrįšime. Iš lauko gal geriau matysis. Opa. Iš arti viskas. Nu, jis jau prašo, kad išleistume įsiais vaškomis. O kodėl mums taip turi būti, a? Šlapau man 7 ir greitai darbą. O, Žmogai 7 valandą daryti darbą. O, dėkui. iš šono vienas kadras. Всё, ramu, važiuojame toliau.